tai aš jau išvažiuoju. Kur? Tai važiuoju nagų susitvarkyti, matai, jau ataugia, reiks spalvą pasikeisti. O nagų važiuoji? Jo. Tai tada im 50 eurų. O, iš kur tu čia toksai gers? Bet su viena sąlyga. Prasided, nu kas per sąlygą? Nu, noriu, kad pasidarytum prancūzišką manikiūrą. Ne, aš nenoriu prancūzišką, aš dabar iš vis galvojau, gal kokius rožinius pasidaryti šviesius tokius. O tai nori 50 eurų, nenori? Nu tai kad jau davyti, tai noriu. Tai tada pasidaryk prancūzišką Ir iš manikiūrą. vis iš kur tu apie tą prancūzišką manikiūrą sužinojai, tu tokių net nežinai, kas tie manikiūrai iš vis. Man jis kažkaip tai gražus. Iš kur tau gražus? Nu, aš jį mačiau per TikToką kaip merginas. Tai kaip tu per TikToką gali matyti, jeigu tu žinai net kas yra prancūziškas manikiūras? Nu, aš matau, ta prasme, ten daug merginų Tai tu svetimas moteris žiūrinėjai per TikToką? Aš viską žiūrinėjau per TikToką. Viską žiūrinėjai, tai jeigu tu jau net žinai, kas yra prancūziškas manikiūras, tai reiškia, tu vien tik svetimas moteris žiūrinėjai. Mano draugės nesidėjo TikTokų su prancūziškas manikiūras, reiškia, Aš skrolinu ir tiek, Ką skrolini, reiškia, vien tik kitas moteris skrolini pasimta savo apie eurų, man nereikia tų pinigų ir iš vis.